Labas, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti vaflius, kuriuos drąsiai galėsite valgyti pietums arba patiekti desertui. Į dubenį mušame 2 kiaušinius, suplakame iki lengvų putų, suberiame 70 g cukraus ir plakame toliau. Supilame 100 g tirpinto sviesto arba kepinių margarino ir vėl viską sumaišome. Beriame 1 šaukštelį kepimo miltelių, sumaišome ir pasiruošiame 200 g miltų ir 160 ml pieno. Maišydami pakaitomis beriame po truputį miltų ir pilame po truputį pieno. Kartojame, kol pasibaigia pienas ir miltai. Viską subėrus dar gerai išmaišome. Pasiruošiame vaflinę, ją įkaitiname. Manoji vaflių keptuvė jau mačiusi nemažai gyvenimą, bet dar puikiausiai veikianti. Pirkau kadaise Lidle, o receptas rastas knygutėje naudoto instrukcijoje, kuri buvo prie vaflinės. Tešlą dedu ledų šaukštu, po 1 šaukštą vienam vafliui. Dalinant paprastu šaukštu reikėtų dėti 2-3 šaukštus tešlos vienam vafliui. Aišku, keptuvės gali būti skirtingos, tad geriausią porciją sužinosit tiesiog pabandę. Vaflius kepu apie 4-5 minutės. Atidarius pasižiūrėkite. Jei atrodo per šviesus, uždarykite ir dar pakepkite šiek tiek. Iškepus dedu ant grotelių atvėsti, nes kol kas vafliai dar minkštoki ir nelabai laiko savo formą. Jie vėsdami sukietėja. Tad pirmiau atvėsinkite ant grotelių, o tuomet jau galėsite krauti vieną ant kito. Dabar pasiruoškime pagardus vafliams. Sugalvojau, kad darysiu pikantišką ir saldų variantus. Tad pradėkime nuo nesaldaus. Jį gardinsiu avokadų, sūdyta lašiša ir sultenėm. Tad persipjaunam avokadą, išsėmam kauliuką ir tikimės, kad laimėjom avokadų loterijoje. Kadangi man nelabai pasisekė, avokadą pjaustau riekelėmis. Jei jums pasisekė labiau, avokadą galite sutrinti. Pjaustame sūdytą lašišą ir konstruojame. Ant vaflio dedame avokadą, lašišą ir viską puošiame sultenėmis. Čia dar galit į draugiją priimti keptą kiaušinį minkštu tryniu. Tikrai nesipyks. Saldus variantas dar paprastesnis. Nusilupame ir susipjaustome bananą. Pasiruošiame šokoladą, sulaužome norimą šokoladą ar dalį jo į dubenėlį. Įpilame porą šaukštų pieno ir pašildome mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje. Išmaišome iki vienalytės masės. Jei dar tiršta, pilame papildomai pieno ir vėl pašildome. Šokoladas turi būti gan skystos tekstūros, kad jį būtų galima pilti. Imame vaflius, dedame pjaustytą bananą ir pilame pasigamintą šokolado padažą. Ir viskas, puikus desertas paruoštas. Pasigaminę šiuos vaflius, juos galite gardinti įvairiausiais būdais, nors parodžiau tik 2 variantus, bet manau jau supratote, kad ribų ir taisyklių čia nėra. Tinka viskas, kas skanu jums. Kepti kiaušiniai, pievagrybiai, troškintos daržovės, jogurtas, švieži vaisiai ar mėgstama uogienė. Viskas tinka vaflių patiekalui. Skanaus!